girdėjom prezidento žodžius apie įvertinimus plaukimo čempionato, kaip ir treneris visą sudėliotų. Nu, aš vertinu prastai, vėl mums gelbsti Rūta kaip visada. Aišku, kai kuriuo aplinkybių negalėjom numatyti, nes pusė komandos tai sirgo, vieni vėmė, kiti buvo su temperatūra, bet turim išvengti ir tų ligų, tai čia pamoka į ateitį. Matėm, kad net ir tokios rinktinės kaip amerikiečių su tuo susidurė, tai kaip to išvengti? Nu, nežinau, turbūt labiau saugotis reikia, plauti rankas, dezinfekuotis ir paprasti juokingi vaikiški dalykai. Kas šitame čempionate galbūt nudžiugino, ar yra ką pagirti? Tai jaunimas, kad mokosi, kad turim didelę komandą, kad kaip visada Rūta laimėjo 50 metrų krūtinę jau 4 kartą iš eilės. Kotrynos finalai nudžiugino, aišku, labai norėjosi, aš manau, tikrai galėjo laimėti tą prizinę vietą. Bendra komandos atmosfera, turbūt tokie kaip pirmi po olimpiniai metai, aš manau, su daug broko, bet su daug pamokų. Dabar tų klausimų turbūt daugiau negu atsakymų, bet pabandysim jų surasti. Jaučiuosi dabar kaip ir neblogai, labai noriu namo, jau pailsėti, nuo visko atsigauti, nes varžybos tikrai nebuvo geros, tai norisi dabar nuo visko atsipūsti ir nebegalvoti apie tą plaukimą bent jau mėnesį laiko. Kokie pirmiausia planai dabar, kur varysi ilsėtis? Tai dabar kol kas nežinau, kažko labai nieko neplanavau, noriu tiesiog ramiai atsipūsti, pagulėti ir nuo kito sezono pradėti normaliai ruoštis, nes šitas sezonas buvo, sakau, tokie kalniukai. Tai blogai, tai gerai, tai blogai, tai gerai, tai noris, kad kitas būtų tolygus ir gražus, kad nebebūtų jokių bairių, kaip čia dabar buvo, tai tikimės viskas bus gerai. Savo čempionato patirtį kaip daugiau? Sakyčiau, kaip pirmas čempionatas pasaulio, visai neblogai, prisėmiau daug patirties, buvo visai nemažai startų ir su komandos nariais ir individualių, tai buvo keletas klaidelių ir iš mano pusės padaryti per čempionatą, tai manau, tą patirtį kaupsim ir kitą pasaulio čempionatą jau jų nebedarysim ir pasirodysim žymiai geriau. Daug jaunimo prisijungia prie rinktinės šiais metais į čempionatą, kaip vertinimą savo bendramžiai iš vyresnių kolegų pasirodymų? Sakyčiau, viskas labai neblogai, tai su kokia turim situaciją ir kokios bėdos ištiko per čempionatą ir rezultatai tikrai geri, tai sakyčiau, viskas buvo labai gerai. Mano rezultatai sakyčiau, kad puikus. Turim vieną medalį, turim 3 finalus, pasirodė, manau, tikrai puikiai ir negalėčiau būti laimingesnis, abidvi jos pasirodė labai gerai ir atidavė visą save, ko ir tikėjomės. O pats čempionatas su kliūtim, su iššūkiais, kaip žinojot, buvo daug sirgimų ir kitose komandose ir pas mus jų buvo. Tai buvo visko, bet kovojom ir darėm, ką galėjom. Kiek smagu dėl Rūtos matyti 4 kartą ją išgauna, tikėjotės pats kaip treneris? Sunku tikėtis, nes tada užsikrauni tokius lūkesčius, kurie nepadeda.